Tai žodžiu, laukiam lėktuvo ir netrukus skrydis 6 valandų į Dubajų. O tau nėra tokio jausmo, kad šitas miestas toks biški fake? Jeigu čia susipažįsti su žmogum, kuriam yra ten, tarkim, iki 35 ir jisai ten gyvena prabangesniam kažkokiam pastate ar su brangesniu automobiliu, labai dažnai tai būna iš kripto pasaulio. Lietuvoje, ne, tu pardavėjai ir tu susimokė ten, nežinau, nuo prieaugio, nuo skirtumo 15% į fizinį asmenį išsivesdamas, ne? Čionais į save išsivesdamas, tu susimokė. Baranka. Zero. Dainuoti tikriausiai nereikės. Jūs dykumoje esate po stiklų pakišę 22 hektarų šiltnamį. Taip. Ir mūsų tikslas per ateinančius 2 metus iš viso turėti 100. Tai jeigu nieko nepraškit, suvalgyk, praškit. Tu pirmas. Aš galėčiau pusę šiltnamio čia. Tokio dydžio klubų, kurie dirba 7 dienas į savaitę, nelabai daug yra pasaulyje iš tikrųjų. Tas baras yra mano, tai vadinasi, kaip ir sakiau, Šaka bar. Klausyk, tu čia išsimušė geriausią vietą. Taip, centrą. Teko. Kadangi mano darbuotojai yra visą laiką geros nuotaikos, nes jie turi gerą viršininką, tai, kaip sakoma, mes laimim. Labas rytas, gerbėmieji. 4:30. Ir mes su komanda išvykstam pirmą kartą šiais metais į kelionę. Vykstam į Dubajų. Gavau iš Vilniaus oro uostų prabangę kortelę, o daugiau detalių turbūt papasakosiu vėliau. Na dabar einam, pabandysim praeiti apsaugą ar praleis mūsų visą įrangą, pasižiūrėsim. O, žiūrėkit, su mumis netgi atsisveikina, matot? Į Frankfurtą. Davai, ačiū, sėkmės. Komanda, plotų industrija, pati geriausia. Aš galvoju, koks jausmas, kai tavo pavardė visur. Čia kalbu apie Petrą Narbutą. Nes čia šitame verslo klube visur jo pavardė yra ant būdelės. Bet Vilniaus oro uostai man prieš skrydį padavė kortelę, nes čia jau mano antra kortelė. Jau teko tokia naudotis. Šiaip, iš tikrųjų, mes dažnai pagalvojam, kad verslo klasės kažkokie tai dalykai, aksesuarai yra tik tai turtingiems žmonėms, dideliam kompanijom, bet šiuo atveju tai nėra visiškai tiesa, mes galim pasinaudoti visai gerais dalykais. Ta kortelė, man atrodo, 189 metams kainuoja, vardinė labai gražiai užrašo. Ir vien tik tai, kad jūs galite 2 kartus per metus nemokamai palikti automobilį parkinge, pasistatė ilgesniam kažkiam laikotarpiu, jau šitą kortelę kompensuoja. Na ir aišku, kaip ir mes su komanda, va čia susibėgom šįryt prieš kelionę apsitarti, pasiruošti kelioniai, tai irgi visai smagu. Na, aišku, smagu yra nesigrūsti, nes su visa minė, tu gali padirbėti. Man aišku kažkiek keista, aš galvoju, kad lietuviai čia neperka šito lounge'o, nes čia prieš skrydį kaip ir atrodo nebūtų prasmės, bet šiaip čia turbūt pusė publikos yra lietuviai, kažkur tai skrendantis. Na, aišku, dar pastrekas, labai smagu, paprastas patikrinimas, nereikia stovėti eiliai, labai greitai. Na ir aišku, šiaip, jeigu jums reikia čia, aišku, šitam verslo klube, tai toks mini ofisas galite atsispausdinti, na, jau nekalbu apie kavas ir visus kitus dalykus ir užsienio ir Lietuvos spaudą. Tai, žodžiu, tokie dalykai atrodo kitą kartą neprieinami, bet šiaip nebrangus ir paprasti, tai galite pasinaudoti. Tiesa, vienas smagus dalykas, nežinau ar matėt, bet mus pasitiko neužrašas su palinkėjimu proto industrijai, tai šiaip jeigu savo komandos nariams kažkur tai juos siunčiate kažkokią komandiruotę, tai galite nupirkti tą ekraną, kreiptis į Lietuvos oro uostus ir padaryti savo komandai siurprizą. Tai, aišku, Lietuvos oro uostai irgi man padarė siurprizą, tai ačiū jiems. Paniai, pšamyslo industrija čia yra, mes esame Varšuvoj, persinėjam skrydžiui į Dubajų.
Vienas įdomus nuotykis, išlipus man iš lėktuvo, kol laukia komandos nusileidžiant, tai pribėgo moteris, sako, labas, fainiai, ačiū už turinį. Sako, mačiau tavo interviu su Romualda iš Bijoko. Žodžiu, įsidarbinau Bijoke ir dabar skrendu į parodą. Tai mane vis pasigauna kelionėse, iš toje kelionėje žiūriu, tų žmonių mes vis susitinkam, žiūrėsim, kaip mums Dubajus seksis, ar ten irgi rasim, kas mus žino. Tai žodžiu, laukiam lėktuvo ir netrukus skrydis 6 valandų į Dubajų. Na ką, gerbimiai, šiandien turėsim irgi dar pakankamai ilgą dieną, varom, kaip sakau, žiūrim, kada kalendorių suplanuoti miegą. Tai šiandien turim irgi 3 susitikimus, apsuksim tikrai nemažą ratą, Dubajų būsim, iš Dubajaus išvažiuosim. Bacha. Yes. Wanna talk to our viewers? Okay. Yeah, okay? And then what do I have to do? Nothing, just say something. Hello? Like Like a hello. Good morning, come to Dubai, Good morning, like this? Yes. Tai va, Bacha mus šiandien pavežios ir šiaip mus visą šitą dienas lydi, tai mums labai pasisekė. Tai gerai, žodžiu, gerbimieji. Hello, good morning, everyone. Come to Dubai, my name is Bakhatbek. Come to Dubai, žodžiu. Gerai, o mes esam Dubai, tai šiandien varom daryti savo darbo. Na tai gerai, nemarinuojam laiko, netempiam, let's go, jo, varom. Let's go. O, sveikas. Gerai, atrodai. Nu, reprezentuoju. A ne? Taip. Superki dažnai nenešioji šiaip ar nešioji šitą? Būna, užsidedu. A ne? Per miestą prasideda? Vietiniai gerbė. A ne? Taip, jiems sako, kad you embrace the culture. Ok. Galvoju, žinai, gal kitą kartą gali laikyti tokį, keistą ženklą, kad, žinai, Jeigu per europiečiai. Halloweeną. Bet taip ir buvo, žinai, vieną kartą aš paklausiau savo Emiratų draugo, sakau, kas jeigu užsidėčiau čia. Ir jisai taip sustingo, aš įsigandau sapūnį, gal dažnai sakys, kad tu čia žydinė, nes, sako, man būtų garbė. Sako, bet vienas iš tokių dalykų, ką turi padaryti, tai jis turi būti išlygintas, ir jis turi būti geros kokybės ir turi būti pasiūtas pagal tave. Nes dažnai europiečiai atvažiuoja, užsideda baltą, suglamžytą, nupirktą Pačia purvina, 30 eurų, taip. Ir tada automatiškai jisai toksai, negerbi kultūros. Bet šiaip jam patinka. Ok. Nu gerai, susirinkam daiktus, eisim mane kažkur pasifilmuoti. Morning. O, ramu jėga. Kuri tavo? Negaliu pasakyti. Labai lietuviai supyktų, žinai. Šiaip tai tiesą pasakęs buvo projektas pirkti su draugais vieną ir, tiesiog matematika absoliučiai nesigauna. Kad ir ką tu ten darytum. Pirkinius, kai darai. Vienintelis dalykas, kas gaunasi, tai jeigu tu renginius organizuoji, bet tada tu realiai įsigyji savo galvos skausmą. Bet yra ten, pavyzdžiui, ta juoda jachta, per paskutinius porą metų pakeitė 3 savininkus ir visi buvo kripto žmonės. Bet kažkodėl būtent juoda traukė kripto milijonierius vadinamus. Jeigu čia susipažįsti su žmogum, kuriam yra ten, tarkim, iki 35 ir jisai ten gyvena prabangesniam kažkokiam pastate ar su brangesniu automobiliu, labai dažnai tai būna iš kripto pasaulio. Labai dažnai. Galvoju, žiūrovas žvalgosi, pasakyk, kur mes čia esam, nes labai faina vieta šiaip. Tai šiaip Dubai visi šiti pastatai daugiau mažiau turi tokių papildomų erdvių. Tai būna sporto klubas, baseinas, sauna, kaip be būtų keista Dubai. Bet yra ir tokie coworking space'ai, tai lounge'ai. Žmonėm gyventojams ateit, padirbėti. Tai kadangi esam sekmadienį čia, tai pakankamai tuštoka. Palyginus, matosi, ko laukia gera ateitis ir...
Kas fainai, Lietuvoje daugiau tokie yra administraciniai, tie, na, aišku, jaukina kiek kažkiek. Coworkingai? Jo, coworkingai. O čia grinai namų toks stilius. Matai, bet ten yra verslas jiems ir reikia iš kvadratūros išspausti kuo daugiau, o čia tų darbuotojų, vadinamų gyventojų, jų nėra daug. Tai čia ateina žmonės, kurie gyvena šitam pastate? Tik tais tie, kurie gyvena. Ja. Smagu, jeigu reikia kokį kolą vėliau padaryti su Amerika, tai nusileidi tiesiog su šlepetėm ir viską. Užsiminiai kavą, einam kavos pasidarysim. Einam kavos. Rytas toks, žinai, sekmadienio sunkus. Tau gal ne? Priklaus, matot, jūs atvažiuojate. Savaitgalį dirbi ar ne? Jo. Ta prasme, aš kažkaip tos dienos labai susiblendinu. Aš gal vandens pačiam kavos pagaminti. O gal vandens, žinok, jo. Labai gerai. Prašau. Prie plastiko prisidėti naudojimo. Čia nerūšiuoja, ne? Nėra čia to. Rūšiu eina link to. Ir šiaip dabar tie plastikiniai maišeliai, anksčiau tai jos dalindavo realiai kiekvienam produktui po atskirą plastikinį maišelį. Tai tiesiog būdavo taip, nemalonu netgi. Dabar tavęs paklausė, sako, do you want some plastic? Taip ir sakė. Tai, tu automatiškai tada apsvarstai, ne dėl to, ar tu maišelio nori, ar tu nori plastiko. Tai jie eina link to, eina prie to sustainable energy daugiau. Kas, logiškai yra, ne? Saulė šviečia praktiškai kiaurus metus. Patinka tau Dubajuje šiaip gyventi, ar ne? Negyvenčiau, jeigu nepatiktų. Aš turiu galimybę, man darbas leidžia būti pakankamai lankščiam ir galiu gyventi, kur aš noriu. Pirmą kartą aš čia atvažiavau prieš 8 metus. Ir pasakiau savo, kad tikrai čia gyvensiu. Ir dabar ypač. Aišku, tam tikrų gyvenimo būdo, lifestyle apribojimų tam tikrų dalykų pasikeitė, ypač per paskutinius metus nuo karo, galiu sakyti. Ne Covidas, o karas pakeitė Dubajų. Covidas labai pakeitė, nes žmonės, kurie niekada nebuvo Dubajui, buvo Dubajus, Emiratai apskritai, tiesą pasakius, Dubajus, Abu Dabi buvo sunkiau patekti. Buvo vienintelė vieta, kur tu galėjai atvykti tik tai su testu. Tai iš visų tų šalių, kur galėjai turistauti, susitraukė viskas į Dubajų, žmonės atvažiavo čia ir pamatė, kad čia nėra musulmoniška taip šalis, tai yra pakankamai westernizuotas miestas. Ir daugelis pasiliko. Ir ypač dėl to kilo prabangesnio nekilnojamo turto kainos. Stipriai. Nes atvažiavo žmonės, kurie niekada nebuvo čia ir sako, čia fain, aš pirksiu nekilnojamą turtą čia. Tai tas pakeitė labai, sugužėjo daug žmonių, o paskui karas. Tai labai tam tikrose rajonuose, kurie ypač yra prie vandens, atsirado kamščiai Dubajui, kur anksčiau praktiškai nebūdavo tokio dalyko. Bet yra tie lygiai, sakyčiau, kad tie, kurie turi daugiausiai pinigų, tai jie važiuoja į Dubajų, mažiau ten į Stambulą, dar mažiau į Kazakstaną kokį nors. Ten, kur pagal savo galimybę. Bet šiaip dėl ko, viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurio aš esu čia, tai yra lankstumas kripto atžvilgiu. Įmonių įkūrimas. Teisinė reguliacija turi menį? Reguliacijos aiškumas, jisai didėja. Jis aišku, bet kada gali pasikeisti, ne? Tai yra absoliuti monarchija. bet kol kas Dubajuje atrodo, kad tas sprendimas yra prisikviesti jaunus žmonės, kurie turi kapitalo, kurie turi idėjų. Jisai veikia. O šiaip lietuvių bendruomenė čia yra, bendraujat? Verslo lietuvių bendruomenė gal kokią palaiko ryšį tarpusavį, ar ne? Porą žmonių. Yra pora žmonių, su kuriais yra įdomu bendrauti. Me and myself, ne? Me myself, ne. Ne, yra, bet nepasakyčiau, kad labai kažkaip aktyviai. Bet lietuviai turi pakankamai gerą reputaciją. Šiaip keista, nes mes irgi, kai važiavam organizuotis filmavimų, šiaip radom nemažai iš tikrųjų žmonių, kurie čia daro ir didelių dalykų. Aišku, visada, kai yra Dubajus, įsijungia visokie ten offshore klausimai, ten gal tie lietuviai ne visada nori pasirodyti, dažnai, nes visokių dalykų, bet šiaip tikrai nemažai žmonių čia yra ir norint čia galima ne vieną laidą nufilmuoti. Dėl to, kad iš tikrųjų pats sprendė irgi kodėl. Tai yra visų pirma, tai anglų kalba. Nėra labai daug vietų, kur gali absoliučiai visur susikalbėti angliškai. Antras dalykas, kuris tikrai žavi, tai yra tas melting pot vadinamas. Kultūrinis puodas, ar ne? Tipo, verdantis puodas kultūrų. Tai sako, kad turi New Yorkas, tai sako, kad turi Londonas. Londonas ko gero labiau negu New Yorkas, nes New Yorke visi atrodo skirtingai, bet mąsto ir kalba taip pat. Bet čia iš tikrųjų tu atsisėdi restorane ir tu esi apsuptas skirtingų kultūrų. Kairiai tau sėdi rusas, priekiai sėdi indas,
dešiniai sėdi ten singapūrietis, už tavęs vokietis. Ir ne vieno vietinio. Vietinių yra 10%. Tų tikrų Emiratis yra apie 10%. Tai daugelis yra suvažiavę, tai tu nesijauti svetimas, nes visi yra svetimi. O tau nėra tokio jausmo, kad šitas miestas toks biški fake? Tai visi tą sako. Ir aš visą laiką prieštaravau. Žinai, visą laiką yra sako, nėra istorijos. Miestas, kuris neturi istorijos. Ir tada tu keli savo klausimą, ar tu nori gyventi mieste, kuris turėjo istoriją, ar tu nori gyventi mieste, kuris kūrė istoriją. Tai yra futuristinis miestas, jisai kūrintis istoriją. Ar tu nori būti to dalimi, ar tu nori prie to prisidėti. Bet aš gal ne kiek apie tą visą, kaip čia, kažkiek kičą apie tas, žinai, statybas priverstinės, tokias atrodo, žinai, čia varau, paskui galvoju kaip šiplit, bet aš apie tai, kad čia suvažiavę žmonės yra pasidarę savo didžiulį working space pavadinimu Dubai, kurie realiai sėdė arba savo būtuose pirktuose, arba čia ofisuose ir iš čia kažkur dirba kitur, žinai, nuotoliniu būdu. Tai va čia toks man didelis working space'as ir nėra žmonių, kurie čia, jie sako gyvena, ne, bet realiai man toks vaizdas, kad jie laikinai vis tiek čia, bet kokiu atveju. Daugelis yra tiesos, kad tu pasakėjai. Yra daugelis ir dalykų, pavyzdžiui, nėra, kad žmonės atvažiuoja digital nomads iš čia dirbti, nes čia yra brangu. Jie renkasi ten Tailandą, jie renkasi Balį. Čia vis tiek yra labai daug tos vietinės rinkos. Žmonės atvažiuoja bandyti užkariauti tą vietinę rinką, kuri sąlyginai yra maža. Ten lyginant su Amerika, lyginant su visa Europa, ten su Pietryčių Azija. Bet ir atvažiuoja žmonės čia priparkuoti savo pinigų. Tai to alkio, jeigu žmonės klaustų, ar važiuoti į Dubajų, kraustytis ir panašiai, reikėtų labai apgalvoti, kokie yra pačio industrija ir kokie yra tikslai. Nes šiaip tiesiog atvažiuoti ir galvoti, kad čia yra aukso kalnai ir visi tau labai atiduos, nes tu esi dėl kažkokių priežasčių protingesnis. Tai taip tikrai nėra. Ir nemažai yra tų, kurie atvažiuoja čia tik tai dėl mokestinės privilegijos. Kiek laiko tu turi praleisti, kad gautum tą mokestinę rezidenciją? Ten yra ne vienas niuansas, bet jeigu gyventi, tai reikia bent pusę metų gyventi. 6 mėnesius reikia praleisti. 6 mėnesius plus 1 dieną. Ir tada kas gaunasi? Tu tampi mokesčių rezidentų Jungtinėse Arabų Emiratuose ir moki mokesčius Jungtinėse Arabų Emiratuose. O tai yra beveik nieko nemoki? Priklauso, ką tu darai, bet jeigu asmeniškai, tai yra nieko. Tai realiai, jeigu tu turi kažkokią veiklą pasaulyje, kur gauni, nežinau, iš, tarkim, pavedimus iš Singapūro ir dar kažką parduodi, tai tau čia yra best place to be, ne? Aš sakyčiau, jeigu tu jau esi jaunas žmogus, tai tada taip. Yra tavo kokie pasirinkimai. Yra Monakas, yra Keimanų salos, Panama, jeigu neklystu. Nežinau, kiek žmonių norėtų ten gyventi, palyginus su Dubaju. Bet turi pasiskaičiuoti, ne? Tu turi daryti didelius pelnus. Nes tavo pragyvenimas kainuoja, darbuotojai kainuoja ir tas pragyvenimo lygis jisai didėja. Pavyzdžiui, prieš kokius 3 metus kainos jos buvo pakankamai mažos. Aš, tarkim, asmeniškai pasiskaičiavęs, apart nuomos, ten išleidai 40-50% daugiau negu Lietuvoje, kaip pavyzdys. Tarkim, toks pat butas, ne Vilniuje, jeigu kainuoja 1000 eurų, tai čia kainuos šiandien kiek? Jeigu 1000 Lietuvoje, tai čia šiandien, anksčiau būtų, tarkim, kokie 2,5, dabar 5-6. Šitaip, ne? Taip. Okay. Tai, žinai, yra ir kitos, pavyzdžiui, nemoki mokesčių, bet tu moki už licenciją, savo darbą, už vizas moki. Tai vėlgi, nėra taip, kad atvažiuosi ir vien dėl to, kad tu būsi, sakys, Antanai, tau ten nereikia mokėti nieko. Teks susimokėtis. Bet šiaip fainai, labor tax yra 0, tai... Jo, ta prasme, vėlgi tu turi savo industriją pasižiūrėti. Ar ta industrija yra paklausi čia. Kripto pasaulyje, tai kripto verslininkų, kripto traderių yra labai daug. Amerikiečių nėra, nes amerikiečių suranda Uncle Sam visur, dėdė Samas visur jos suranda. Bet va tokių vokiečių, švedų, prancūzų yra diasporos labai didelės. Aš galvoju, kaip gaunasi mokesčius, jeigu tai Lietuvoje net pardavėjai ir tu susimokėjai ten, nežinau, nuo prieaugio, nuo skirtumo 15% į fizinį asmenį išsivesdamas, ne? Čionais į save išsivesdamas, tu susimokėjai? Baranka. 0. Ja. Štai yra atsakymas.
Nežinau, ar matėt, kaip mes čia atvažiavom per dykumą, realiai čia esam vietoje, kur yra praktiškai beveik vidury dykumos, vidury niekur, tai iš tikrųjų kaip įspūdinga, kai žmonės sugalvojo technologiją, kaip įdarbinti dykumą. Atvažiavom į šiltnamius, turėsim galimybę, labai tikiuosi, paragauti čia auginamų, ko čia bus, galvoju, daržovių, vaisių kažkokių. Ir laukiam atvykstant pašnekovo, kurį jūs jau esate matę mūsų laidoje, tai kas tai bus, manau, visai netrukus sužinosit. Taigi jūsų dėmesiui, kaip reikia ištart, Pure Harvest. Taigi esam Dubajaus dykumoj. Einam pažiūrėti šiltnamį. Dainuoti tikriausiai nereikės. Bet aš siūlau, pradėkim nuo dainos gal. Gerai, gerbėmieji, mes jau buvom susitikę vieną kartą Baptose, ne, man atrodo. Baptas, tai buvo Baptai. O šiandien mes susitinkam dykumos vidury, žodžiu. Taip. Ir čia jau ne Dubajus skaitosi ir ne čia koks Emiratas. Čia yra Abu Dabio Emiratas. Bet esame tarp Abu Dabio miesto ir Al Ain miestelio. Kada visi žino čia, kur yra Al Ain miestelis, tai iš karto aiškiau visiems. Tai aš galvoju apie šitą projektą, skaitėme lietuviškai spaudoj. Net visokių didelių skaičių prirašyta. Taip. Tai aš galvoju, gal pradėkim nuo pasivaikščiojimo? Galim. Pažiūrėti, ne? Jo. Einam. Reikės apsirengti? Jo, čia reikės paklausti ūkininkų. Mes turime bio saugumo procesus, kad virusų neįnešti. It's a slim fit, I guess, yes? Yes. Oh my god, čia visas kosmonautų kostiumas. Jo, čia reiks užsidėti, jo. Okay. Tai čia ties... Kaip tu užsidėjai? Šitaip tiesiog? Jo, tiesiog jisai... Ne. Pasuk šonu. Ne. Like this. Okay. Einam? Jo. Tai mes pirmą dabar nueisim į patį tą šiltnamį, kairiai pusėje yra tas mūsų pack house, kur pakuoja viską. Pats šiltnamis yra 6000 kvadratinių metrų. Čia buvo mūsų pats pirmas šiltnamis, tai kai mes 2018 metais darėm pilotinį projektą, įrodyti investuotojams, kad technologija veikia, čia buvo pats pirmas. Dabar mes turime iš viso 4 šiltnamius ir čia pats mažiausias yra. Iš viso 22 hektarai, 220 kvadratinių metrų, kiek turime po stiklu, o čia yra 6000. Jūs dykumoje esate po stiklu pakišę 22 hektarų šiltnamį? Taip. 22 hektarus? Taip. Nieko savo. Ir mūsų tikslas per ateinančius 2 metus iš viso turėti 100. Ir 1 kvadratinis metro šitos technologijos šiltnamio 10 kartų daugiau našumo turi negu tradicinis šiltnamis. Tai iš esmės mūsų 100 hektarų, tarkim, būtų labiau lygus 1000 hektarų į našumui. Jo, našumo prasme. O kuo išskirtinė šita technologija, jeigu trumpai taip? Trumpai tai yra tai, kad mes valdom klimatą, mes sukuriam tobulas sąlygas augalam, mes valdom temperatūrą, drėgmę. Kas labai unikalu mums čia yra, kad mes naudojame saulę. Mūsų regione turime labai daug saulės ištisus metus, tai našumai labai aukšti. Mes įleidžiam CO2 ir tas CO2 tai irgi iškelia našumą, nes tai yra kaip statybinė medžiaga fotosintezės procese. Mes čia jau apie 2 metus eksperimentuojam su braškėm. Aišku, čia ne eksperimentas, čia mes komerciškai jas prekiaujam prekybos tinkluose. Esam pasiekę apie 30 kg kvadratinių metrų našumai braškių, kas yra pakankamai geras rezultatas. O čia šita technologija yra kažkom kitokia nuo iki tol buvusių? Tarkim, Lietuvoje irgi braškės augina šiltnamį, ar ne? Jo, tai pagrinde visa technologija tai yra įprasta iš Olandijos. Pats šiltnamis struktūra, stiklas, ką mes, kaip minėjau, darom, tai mes adaptavom tą šiltnamį šitam klimatui. Tai yra vėsinimo technologijos ir sistemos, kurias mes naudojam. Galima sakyti, mūsų regione nėra tokio šiltnamio, kuris sugebėjo suvaldyti tą klimatą kaip mes. Tai žodžiu, visas know-how yra klimato valdyme. Jo. Europoje yra paprasčiau dėl to, kad
Pavyzdžiui, šildyti šiltnamį yra daug paprasčiau. Šildymas yra daug lengvesnis negu vėsinimas. Ypač jeigu ore yra labai daug, čia labai daug drėgmės yra, nes mes esame arti Perzų įlankos. Tai nors iš tikrųjų atrodo, kad esame giliai dykumoje, bet vis tiek drėgmė ištisus metus yra pakankamai aukšta. Pavyzdžiui, vasaros metu, kai vidurkiai yra 45 laipsniai Celsijaus, bet yra 80% drėgmės, labai yra sunku nuleisti temperatūrą iki ten 22-23 laipsnių vidurkio, kas yra tobula, pavyzdžiui, pomidoram. Tai tu turi naudoti skirtingus sprendimus dėl vėsinimo ir dėl drėgmės. O čia braškės purškiamos kom nors ar ne? Galima jas valgyti? Galima, jo. Mes nenaudojam pesticidų, mes naudojam, yra, galima sakyti, uždaras šiltnamis. Jis yra, mes vadinam angliškai semi-close, jis yra pusiau uždaras, reiškia, kad mes vis tiek turime atidarytus langus ant stogo, bet viduje oras, slėgis yra iškeliamas. Tai reiškia, oras išeina iš šiltnamio aukštų slėgių. Tai tas realiai stumia bet kokius vabzdžius ar kenksmingus, tarkim, musės, jas išstumia iš šiltnamio, neįleidžia jom įskrist. Ir kitas dalykas, ką mes darom, vietoj pesticidų naudojam gerus vabzdžius. Tai mes įleidžiam ten boružėlės, yra kiti tokie vabzdžiai ir jie, pavyzdžiui, valgo tas keiksmingas muses. Mes, galime sakyti, sukuriam tokią ekosistemą. Tai jeigu nieko nepurškit, suvalgyk braškit. Tai tu pirmas. Aš galėčiau pusę šiltnamio čia, jeigu gyvenčiau čia arti, tai čia tik tai reikia žiūrėti, kurios yra prinokusios. Nu, viskas gerai? Jo. Galiu valgyti. Netgi labai saldžios. Ja. Ką mums reikėjo apsirengti, netgi žiūrovas nemato, bet visa komanda apsirengusi paintballo kostiumais. Čia yra, galima sakyti, apsauga nuo virusų. Nes, pavyzdžiui, galima įnešti ant rūbų, ant batų, iš lauko įvairius patogenus, kurie gali būti keiksmingi. Braškėm šitam regione nėra tiek jų labai daug, tai rizika mažesnė, bet pavyzdžiui, mūsų pomidorų šiltnamiui mes esam turėję problemų su tuo, už tai yra labai tas saugumas įgyvendintas. Ir daržovės yra jautrios virusams. Taip. Supratau, matai, kaip... Yra covidai pomidorų. Pomidoro covid. Taip. O koks didžiausias iššūkis yra dykumoje padaryti šiltnamį? Yra labai daug iššūkių, sakyčiau, didelis, aišku, iššūkis, tai mes naudojam nemažai energijos vėsinime, tai reikia irgi infrastruktūrą, reikia turėti elektros prieigą, tai kai mes vykdom statybas, mes turim nemažai irgi tą pačią infrastruktūrą vystyti. O vandenį iš kur gaunat? Vandenį tai iš gręžinių, bet mes labai taupiai naudojam vandenį dėl to, kad šita sistema, čia yra hidrofoninė sistema, ką tai reiškia, kad mes auginam ne dirvožemėje, o mes auginame substratę. Tai šitas substratas čia nelabai matosi, bet čia vadinasi, angliškai yra rockwool, tai yra akmens vata. Tai yra tiesiog akmuo, kuris yra įsukamas centrifugoje, karštai jisai tampa kaip vata ir jame mes įdedam šaknis augalo ir su šitą sistemą mes galime labiau reguliuoti drėkinimą ir mes galime visą vandenį, kurį augalas nesuvartojama, sterilizuoti ir pernaudoti atgal į sistemą. Tai mes 100% viso vandenio, kuris šitas augalas nesuvartojam, galime panaudoti atgal drėkinimo procesą. Visi labai dažnai įsivaizduoja, jūs auginat daržovės dykumoje, bet nėra vandensgi, iš kur jūs tą vandenį gaunat, tai netvaru. Bet iš tikrųjų mes labai mažai vandens naudojam. Kaip jūs skinat braškės? Skinimas tai iš tikrųjų labai paprastai, mes nenaudojam kažkokių robotų, bet yra paprastas skinimas. Tiesiog rankom? Jo, yra tiesiog rankom viskas daroma. Kiek žmonių čia reikia nuskinti tokį šiltnamį per dieną? Iš viso čia dirba šitam šiltnamį apie 15 žmonių. Labai daug vyksta investicijų į robotiką, ne kad būtų galima tą darbo jėgą sumažinti, bet mūsų šitam regione darbo jėga yra santykinai pigesnė negu Europoje, negu Amerikoje. Okay. Mūsų darbuotojai yra iš Etiopijos, nes mūsų ūkininkas Olandas prisijungė prie mūsų komandos, dirbo Afrikoje, jisai buvo jau apmokęs labai daug darbuotojų, tai didelė dalis yra mūsų darbuotojų iš Etiopijos. Mūsų vartotojai žiauriai įsimylėjo mūsų produktą.
tačiau mes vis dar esam labai maža dalis rinkos. Didžiausia rinkos dalis vis tiek dar yra aptarnaujama atskraidintų braškių, atskraidintų pomidorų. Mūsų kaina ant lentynos dažniausiai pusė to, kas yra importuotų iš Žymiai Europos. pigesni jūs? Taip. Dėl to, kad mūsų tas privalumas, kad mes esam 1,5–2 valandos nuo miestų centrų, mūsų logistikos kaštai labai maži yra, o visi, kas importuoja, jie skraidina ir yra 2 eurai kilogramas vien tik tai siuntimas. Tai galima sakyti, yra toks arbitražas iš logistikos pusės. Tu taip skaniai čia papasakoji apie tas braškės, žiūriu operatorius Elis, jis daug aš palaikysiu, tu valgy tas braškės, daug man sakė. Žiūrėk, kankinasi žmonės, valgykit. Prašau, paragaukit čia visi drąsiai. Hai. Valgykit drąsiai, jo tas braškės, ką jūs čia. Gerulis? Nu, va, jėga. Tikėtina, kad žiūrit mūsų laidą ir galvojat, kaip fainiai chebrai išvarė kažkur tai pabūti šiltus kraštus. Aišku, norėčiau gal 4 žiemų čia truputėlį dirbti, varom išsijuosi, bet matyti reikės mums po šitos kelionės atostogų nuo atostogų, ne, kaip sako. Kad šita kelionė įvyktų, aišku, mums reikėjo partnerių ir viena iš tokių svarbių partnerių šioje laidoje yra ir guru.lt. Jie turi ne tik tai paketus atostogoms, bet lygiai taip pat ir verslo kelionių kryptis susidėlioja. Jeigu neklystu, pas juos yra 600 pasiūlymų, kur galėtumėt vykti. Ir aišku, viskas kaip ir privalo būti skaitmeniniai normalioje platformoje, suintegruoti skrydžiai iš Kauno, iš Vilniaus, galit pasirinkti kryptis, susidėlioti, nereikia sukti galvos dėl viešbučių, dėl skrydžių, žodžiu, visi paketai padaryti. Kainas jie atnaujina praktiškai kasdien, tai jeigu vakar pasižiūrėjot, pasitikrinkit ir šiandien. Na ir pati fainiausia dalis, kad iki birželio 1 mūsų laidos žiūrovams su kodu atostogos jūs gausite netgi, spėkit kiek, 20% nuolaidas. Taigi, aš galvoju, kad puikus pasiūlymas ir guru.lt. Na, iki dabar ir pasižiūrėkit, gal ką gero ras, ar ne? O mes ruošiamės ir laidai, ir kelioniai. Taigi, gerbėmieji, realiai mūsų kelionės pabaiga, labai intensyvų turėjom grafiką, ir kaip priklauso, reikia pabaigti, kur pabaigti reikia? Bare. Tai aišku. Dubajaus bare, jo. Ir aišku, kaip mes be lietuvių, nes mūsų misija yra parodyti lietuvius. Ir Tomas jau kiek metų? 14 metų. 14 metų Dubajai. Taip. Ir Tomas čia turi, čia toks didžiulis kompleksas, mes apeisim, parodysim jums. Ir Tomas čia turi... Turiu bariuką, žodžiu, kuris vadinasi Šaka, tai yra tiki baras. Tai, ta prasme, mes darom havajietiškus tropinio skonio kokteilius, kadangi mes esam pačio klubo vidury, tai mūsų baras yra labai mėgiamas ir lankomas. Tai eisim gal jaučiu pasižiūrėti, ne? Jo, eisim pasižiūrėti. Ok, einam. O, giliau. Žodžiu, čia dabar yra, kaip ir sakau, operacijos pradžia pas mūsų šitas po 7:20. Po 7:20. Tai mes atsidarom 8 val. Vakaro. Mūsų pirmi svečiai turbūt pradeda rinktis nuo kokio 9:30. Tai ir visa operacija vyksta iki 3 ryto. Tai mes čia talpinam iki 1000 žmonių kažkur tai. Kai kuriais vakarais būna tikrai labai stipru. Darom gan rimtus koncertus. Būna tokių dalykų, kad statom atskirą stage'ą visiškai per patį centrą. Ir dar vienas įdomus faktas, tokio dydžio klubų, kurie dirba 7 dienas į savaitę, nelabai daug yra pasaulyje iš tikro. Tai džiaugiamės tuom, kad klientų turim kiekvieną dieną. Čia kada pradės rinktis dabar žmonės? Apie 10. Aha. Dar plus šiandien sekmadienis, tai sekmadienį biški ramiau, 12 val. Tik tai viskas įsivingios. Nes dabar mes esam tokiam periode, kad Ramadanas prasidės už 3 dienų. Tai realiai antradienį yra paskutinė diena ir nuo trečiadienio jau mes turėsim, kaip sakoma, tą vadinamą Ramadaną, kur
didžėjai nebe didžėjaus, bus ramesnė atmosfera, tai visą mėnesį gausim truputėlį pailsėti. Ai, tai per Ramadaną vis tik biškai pritildo tą ne muziką. Taip, seniau, galima sakyti taip, kad seniau per Ramadaną prieš kokį 10 metų jisai buvo žymiai griežtesnis, tai mes klubai iš viso negalėdavo veikti, barai dienos metu negalėdavo jokio alkoholio servinti, tai alkoholį galima būdavo nusipirkti tik tai po 7 vakaro. O dabar truputėlį jisai yra sulengvintas, kaip sakoma. Kai kurie renginiai vyks, bet didžėjai vėl negalės groti vakare, tai pas mūsų šviesos bus truputėlį daugiau uždegtos ir negalėsim daryti šokamo vakarėlio. Galima taip sakyti. Tai paaiškink truputėlį čia konceptą. Aš suprantu, kad čia yra didelis daiktas, ar ne, bendra erdvė ir skirtingi barai ir skirtingi savininkai netgi, ne? Visam Blabla koncepte yra tik tai 3 skirtingi savininkai, tai didžiausia akcijų dalis priklauso Blabla savininkam, kurie yra 2 pagrindiniai investoriai ir viso koncepto kūrėjai. Ir paskui mes esam 3 tokie, kaip sakoma, kaip vadinami sponsoriai, kur mes išsipirkom savo vietą, sukūrėm savo konceptus, aišku, laiku gavom alokaciją ir padarėm iš to verslą. Tai šitas baras, ar nebūtent, yra tavo? Šitas baras yra mano, tai vadinasi, kaip ir sakiau, Šaka bar. Klausyk, tu čia išsimušė geriausią vietą, centrą. Teko. Ir tu turi vieną barą ar dar kažką turi? Aš turiu vieną barą šičia ir kita dalis mano biznio yra, aš turiu kelias ledų parduotuvės, tai ta prasme mes kartu su mano verslo partneriu. Jogugu, tai yra lietuviškas brandas, kurį mes pasiskolinom iš Martyno, kaip sakom, draugiškai susitarėm. Ir mes turime vieną tašką JBR ir turim sekantį tašką Atlantis vandens parke. Aš galvoju, atvažiuos lietuviai į Dubajų, paaiškink, kurioje vietoje tu esi. Visi, žinai, visiems smagu yra ateiti. Kurioje vietoje Dubajus? Tai mes esam JBR. JBR Walkas, čia yra, kaip sakoma, populiariausia Dubajaus dalis, kur visi turistai važiuoja. Mes turim Blue Water salą šalia, mes turim Palmę šalia, tai čia visas judesys iš tikrųjų. Kaip čia kainos ir minėjai? Dabar kainų politika visam Blabla, visos kainos yra vienodos, nes idėja yra tokia, kad barai negali vienas su kitu konkuruoti. Nes dabar jeigu mes pradėsim mažinti savo kainas ir Blabla pradės didinti, mes laimėsim klientų, jeigu bus atvirkščiai, jie laimės, tai susitarimas yra bendras. Meniu kainos yra visiškai identiškos. Tai bokalas alaus, sakykime, Stelos kainuos 49 arba Heinekenas 49. Tu pasakai, kokią valiutą nešiai galvoju? Diramais. Tai jeigu įsivaizduojat senas lietuviškas litas. Tai koks 10 eurų, ne? Jeigu kiek 9? Jo, apie 10-12 eurų kažkur tai. Vienas bokalas. Nieko savo. Bet čia, tipo, normaliai Dubajaus kaina alaus, ne? Bare. Taip. Yra barų, kur tu gali nusipirkti alaus bokalą už 35, sakykime, dirhamus, už 40, bet daugumoje vidurkis, jeigu nori geresnės vietos, tai visur bus, sakykime, apie 50. Dabar kodėl ta kaina yra tokia ir galvoja, kad čia tie barų savininkai vagis yra ir tik tai nori savo profitą didesnį pasidaryti. Ne. Iš tikrųjų, restoraną arba barą arba klubą Dubajuje turėti yra brangu, nuomos yra didžiulės, mokesčių irgi yra, kaip visi sako, kad Dubajuje nėra mokesčių, bet Dubajuje yra pilna licenzijų. Va tokių mažiukų dalykų, kur tu pastoviai turi kišti ir mokėti už kažką. Tai darbuotojai irgi yra gan didelis kostas. Tai labai yra svarbu tą, kaip sakoma, dugną išlaikyti tvarkingą, nes čia yra labai daug istorijų tokių restoranų, kurie atvažiuoja, atsidaro ir po 3 mėnesių tenka uždaryti duris, nes žmonės nesusitvarko. O kiek vipa kainuoja stalą užsibukinti vakarui? Taip, mes dažniausiai bukinam stalus savaitgaliais, vidury savaitės tik tai VIP area. Mes imam nuo $500 iki, gali būti iki $1,200–3,000. Tai sakykime, jeigu mano bare penktadienio vakarą 8 žmonės nori stalo, tai aš turbūt užsiprašysiu kažkur $600–700 už vieną stalą, kad būtų garantija, kad jie tiek išleistų. Tai reiškia, va šitą liniją stalų yra tavo? Jo, taip. Ir jeigu aš noriu subukinti $600, jo. Ir aš turėsiu jos pravalgyti. Taip, pravalgyti, praleisti ant šampano ar ant ko tik tai nori. Nes kitaip vėl, jeigu mes esame mažas baras, jeigu mes sodinsim bet ką ir neužgarantuosim tų pinigų, mes nesugebėsim padaryti to. Tai tokia ir darbo specifika. Kiek žmonių dirba pas tave? Pas mane dirba 7 tik tai.
Atrodo toks nedėlis bariukas, bet 7 žmonės. 7, bet mes... Virtuvę kažkokią dar turite. Ne, virtuvė yra bendra. Šit dabar blabla pliusas viso šito koncepto yra, kad yra bendra virtuvė. Tai iš vienos virtuvės išeina maistas į visus atskirus barus. Tai aš pas save ant kompiuterio tik tai išsiunčiu užsakymą ir maistas ateina iš ten. Ir tu, kai įmuši, tu gauni bonusą, nes... Jo, taip, tai ta prasme, tai mes turim bendrą accounting sistemą, visą maistą jie užpirkinėja visus produktus, realiai aš ten gaunu mažą procentą nuo maisto pardavimo. O paskui viskas, kas su gėrimais, tai jau čia... Čia yra tavo reikalas, ne? Mano reikalas. O kaip vyksta su gėrimu, užsakymu? Vienas tiekėjas irgi visiems atveža? Ne, dabar Dubajuje yra gan įdomi istorija čia su tais visais tiekėjais. Tai Dubajuje yra kaip duopolis. Yra Dubajuje 2 tiekėjai, kurie turi teisę legaliai vežti alkoholį į barus ir viešbučius. Tai vienas iš jų yra African and Eastern, kitas yra MMI. Dabar labai įdomi naujiena. MMI kažkaip susijęs su... Realiai valstybės, didelių valstybės žmonių kompanijos, tai yra arabų kompanijos, aišku, bet jie tiesiogiai jų kaip ir neturi. Kompanijos negali. Jie negali. Pagal jų tikėjimą jiem tai yra nešvarus biznis ir dažniausiai jie nenori to turėti. Bet tai yra didžiulės grupės, taip pat African and Eastern ir MMI, ir jie padengia visą Dubajų. Dabar kaip? Yra ir kitų kompanijų, bet, sakykime, Abu Dabi yra 9 kompanijos, kurios tiekiančios alkoholio, o Dubajus nepaleidžia, neįsileidžia trečio niekaip. Ir jeigu jūs nueisite, sakykime, pas vieną iš tiekėjų, pas abu 2 tiekėjus ir jų kainos yra visiškai vienodos. Tai, sakykime, jeigu mes paimsim tos pačios kokybės, sakykime, degtinę ar ten alų, vienas turi Peroni, kitas turi Stella. Ir Stellos, ir Heinekeno bačka kainuos lygiai tiek pat. Jie viskas susitvarkė. Tai kaip tu pasirenki, iš kurio pirkti, jeigu viskas... Ta prasme, kadangi jie yra 2 skirtingi supplieriai, jie turi skirtingus produktus. Tai jeigu vienas turi, sakykime, Peroni, kitas turi Stella. Vienas turi Perrier šampaną, kitas turi LP šampaną. Jie pasidalinę visą portfolio į 2 detalės. Aš galvoju, buvo momentas Dubajuje, kai nebuvo galima alkoholių prekiauti. Čia tikite, kad netaip seniai, čia iš karto buvo padaryti. Nepasakysiu, šiaip jau labai senai Dubajuje galima alkoholį. Nes seniau būdavo tik tai, kad viešbutyje gali prekiauti alkoholį. Gal prieš kokius 30 metų turbūt ir gal neleisdavo, bet čia paskutinius 30-40 metų, tai čia tikrai viskas veikia ir važiuoja. Šaržai yra vienintelis sausas emiratas iš visų 7 emiratų. Šaržai legaliai alkoholio nusipirkti baruose, restoranuose negali. Dar vienas įdomus pasikeitimas, kad Dubajus priėmė naują įstatymą, kur nuėmė nuo alkoholio akcizą. Nes kas būdavo, kad visi vietiniai, kurie, sakykime, gyvena šičia ir kurie namuose nori šventėm nusipirkti kažkokiu tai tauriųjų gėrimų, jie labai dažnai, tuo pačiu ir aš ir visi kiti mano draugai, mes važiuodavom į Ras Al Khaimaną arba link Abu Dabio yra viena parduotuvė Eurocellės. Nes ten, tose parduotuvėse mes galėdavom nusipirkti tauriųjų gėrimų be akcizo. Tai 30% pigiau. Dabar ką Dubajus padarė, prieš mėnesį laiko nuėmė visą 30% akcizo, reiškia, tos visos parduotuvės lauke, jos dabar prasti laikai atėjo, nes alkoholis Dubajuje kainuoja tiek pat, kiek ir visur kitur, kas yra mums labai naudinga verslo atžvilgiu, nes mūsų beverage kostas nukrito ant gerų 7%. Kiek laiko tu turi šitą varę? Dabar jau 2 metai su kapeikom, galima taip sakyti. Negalvojai daugiau daryti, plėsti? Pabiškai galvojam, yra planų kažką toliau daryti, aišku, bet čia ir taip mes per mūsų kompanijai yra tik 3 metai. Tai... Kas brangiausia yra paleidžiant tašką, kas tai bebūtų, ar ledų parduotuvė, ar baras, ar dar kažkas? Kas brangiausia? Ja. Kas daugiausiai, kuri kaštų eilutė didžiausia yra? Kaštų eilutė, tai statyba pati. Pati statyba iš tikrųjų daugiausiai įsirengti pastatą. Ar naudoti kokius nors triksus, tu sakai, kainos yra vienodos, ne? Bet kaip žmonės atėję čia, didžiulis srautas, kaip jie atsirenka? Įvaizdis yra labai svarbu ir kitas dalykas... Tokia tylė konkurencija turi tarp barų. Aišku turim, bet mano baras, kadangi yra per centrą ir jis yra šviečiantis, jis yra tribal, jis turi biškį neono, turi daug gėlių, turi tiki headsus, žmonės automatiškai ateina, nes jis yra šviesesnis ir mes neturime jokių problemų gauti klientų. Kuo galbūt mūsų baras laimi, sakykime, prieš Blabla barus, dėl to, kad Blabla yra didžiulis konceptas. Tai čia iš viso dirba 350 žmonių.
tie 350 žmonių, jie pastoviai sukasi. Tai sakykime, jeigu šampano bare vieną dieną šitie darbuotojai dirba, sekančią dieną gali dirbti kiti. Mano bare dirba visą laiką tie patys darbuotojai. Tai reiškia, kad aš klientus galiu, kaip sakoma, prisijaukinti, nes jie ateina pabūt pas mane, pasišnekėti, jie sutinka mano darbuotojus, kadangi mano darbuotojai yra visą laiką geros nuotaikos, nes jie turi gerą viršininką. Tai, kaip sakoma, mes laimim. Šįkart mes keliaujam su komanda, aš aišku ir pats visai nemažai keliauju. Realiai prieš išvykstant, jeigu kas sekat mano Facebooką, matėte, mes truputėlį ten rašė apie istoriją su mano kelionių pasikeitimas ir buvo puikiai proga išbandyti kelionių draudimą. Aišku, mūsų kelionė šitą remia ir Swedbank auksinė kortelė, tai sakiau, buvo puikiai proga išbandyti, ar suveikia realiai, nes mes turėjom išskristi su šeima ir vienas šeimos narys tiesiog susirgo elementariai. Dėl to mes negalėjome išskristi ir tiesiog nutrūko mūsų kelionė. Tai draudimas puikiai suveikė, kompensavo mums bilietus, tai žodžiu kortelės mechanizmas, kelionės atšaukimo atveju ir daug kitų dalykų puikiai veikia. Dar viena, man atrodo, patogi funkcija yra, kad 180 dienų veikia pirkėjų draudimas ir jeigu kam reikia, taip pat galite gauti kreditą, kadangi tai yra kreditinė kortelė, galim gauti ir kreditą. Na ir aišku, kas patogu šitos kortelės atveju, kad jūs viską turite vienoje vietoje, nereikia sumt galvos, mes irgi kartais išlekiam su šeima, nes dar kas man patinka, kai aš keliauju kažkur, su manim keliaujantys šeimos nariai lygiai taip pat yra apdrausti, tai mes nesukam realiai dėl tos galvos, tai labai patogu viskas vienoje vietoje. Tai esam dėkingi mūsų partneriui Swedbankui, kuris iš toj kelioniai mums padėjo, tai kaip sakant, be kelionės partnerių, tokios kelionės greičiausiai nevyktų. Aišku, su papildomų paslaugomis tada jaučiamės geriau ir saugiau šiuo atveju, kadangi esame ir apsidraudę. Vis tiek žiūrovai biškai priešistorės galim duoti, ne? Apie tave, pavadinkim, Lietuvoje sužinojo, turbūt daugiausiai nedėmesio pritraukiai po ICO, ne? Kaip padarėt monetą. Ja, sakyčiau. Tu vis dar esi tame, ar jau ten uždarė? Ne, aš kompaniją supardavęs prieš 2,5 metų. Kompanija gyvuoja gerai, ten yra vis dar mano draugai, yra apie 30 darbuotojų, jie suradė tą vadinamą žetonų tokeno modelį, kuris veikia. Kas liečia tokį veikiantį produktą, kompaniją ir istoriją, tai sakyčiau, manyt, tai yra viena iš šviesuolių apskritai globaliam paveikslė. O šiaip moneta išlaikė savo pradinę idėją, ne? Nes jūs apsirašėt ar ne, pritraukėt kiek? 37 milijonus dolerių. Idėja išsilaikė, Keitėsi ir čia yra įdomus ICO modelis, ar ne? Nes tu ateini su idėja ir tu sakai, kad tu ją įgyvendinsi. Ir ypač tai buvo pačioje pradžioje, 2017 metais. Praktiškai mes pionieriai buvom, mes Lietuvoje antri buvom. Antri ar treti, kurie padarėm, tikrai ten tuo metu didžiausi. Ir apskritai pasaulyje nebuvo ten tokios praktikos. Tai tu dažniausiai būna sugalvoji idėją, turi ją ir tu nepatestuoji dar jos rinkoje. Tavo testas yra žetonų pardavimas. Ir tada tu supranti, kad galbūt nelabai kam reikia. Tai pradinė idėja buvo kaip Stripe'as panašiai, mokesčių, tiksliau, apmokėjimų apdorojimas. Ir tu supranti, kad žmonės nenori mokėti su kripto. Jie nori spekuliuoti su kripto, jie nori laikyti kripto, kad vertė augtų. Tai teko keisti. Tai jūs buvo 3 founderiai, ne? Tai jeigu jie pasidalino iš 3 po lygiai maždaug tas. Ojei, kokia matematika. Jo, ir tai dienai, kai tu selinčiai 18 kokiais metais, ne? Kas 18? Tu pasitraukiai, ar kada? 20. 20. Tai tai dienai turbūt jūsų vertė kiek buvo 16 milijonų. Jeigu viskas sudėti krūvą, nu tai galite paskaičiuoti, kiek maždaug jūs turėjo išsikešinti. Aš labai tikiuosi, kad tokios matematikos niekas netaikys niekur. Nu, bet kad įsivaizduotumėte, kiek žmogus tikrai daug turėjo uždirbti išeidamas, pastraukdamas iš šito atveju. Bet kokio atveju, ne? Ne, tu ne, sakysi, nedaug. Bet nesmė, ne? Kukliai gyvenamės. Kukliai, jo. Sėdėm Dubajai, kukliai gyvenam. Aš galvoju... Vietiniais drabužiais rengiamės. Jo. Šiaip iki kripto, kokia buvo tavo verslo patirtis, ką tu... Šiaip nemaža. Aš nuo 19 metų jau pradėjau rimtai verslauti. 19 metų... Koks tavo žemiškas verslas buvo toks, žinai? Renginių organizavimas.
renginių organizavimas buvo pirmas toksai žemiškas verslas, kur žmonių verslas. Bet aš visą laiką ir studijavau technologinius dalykus ir aš norėjau visą laiką į startuolius eiti, mane tai labiausiai žavėjo, ta skalė labiausiai žavėjo, vadinamas tas skeilas, mastelis, didėjimas verslo. Ir tos pažintis, kuris per renginių organizavimą aš sukaupiau, aš panaudojau tada technologiniam verslui, tai yra Stebink LT, tai buvo suasmeninti video pasveikinimai iš žymių Lietuvos žmonių. Ir labai įdomu, su absoliučiai visiems žinomų Lietuvos investuotojų aš kalbėjau, aš pitchinau jam tą idėją ir jis sako, čia niekada šitą idėją neišvažiuos, nes tai nebus skeilo. Po poros metų toksai Cameo atsirado, kur yra, manau, milijardinė kompanija ir pavyko jiems tą padaryti. Bet tada buvo žymus toksai keisas, kai iš manęs norėjo nupirkti tą įmonę uždarojo akcinė bendrovė Gera dovana. Ir manau, kas norės, galės pasižiūrėti, kaip ten viskas vyko ir kaip baigėsi po ilgų, jeigu neklystų, 2,5 metų teisinių procesų. Ok, aš galvoju, tai čia, jeigu trumpai ta istorija, tai buvo tavo idėja, norėjo nupirkti, nenupirko ir vis tiek padarė, ne? Tai sutrumpinant. Galėsit pasigūglinti, pasižiūrėti. Bet iš šitos istorijos man toks klausimas yra. Ar dabar, klauso jaunimas, ar reikia bijoti potencialiem investuotojam arba pirkėjam pristatyti savo idėją? Ar yra apsauga kokia nors? Atsakymas yra paprastas. Tai šitoje vietoje teisinė sistema Lietuvoje suveikia. Jinai pasakė, kad net jeigu nepasirašai konfidencialumo sutarties, perduota konfidenciali informacija, jinai turi būti traktuojama kaip, ir su jie turi būti elgiamasi kaip su konfidenciali informacija. Tai čia yra laimėjimas startuoliams. Bet mano toksai paprastas profesinis patarimas būtų papasakokite ką, bet nepasakokite kaip. Šiaip, bendra tokia opinija dabar, ne, kad kripto kaip ir uždaryta tema, kuriam tai laiko, ne, kad viskas nugriuvo, susidarė, bitkoinas, nežinau, kiek šiandien kainuoja, 16 kokį ar nebekainuoja. 27 166. Čia yra prijungta Neuralink. Tiesiai Elon Musko kainą pumpuoja į smegenis. Bet šiaip, bendra opinija, kad kripto šiai dienai nebėra topikas, ne? Aš sakyčiau, prieš porą mėnesių tikrai taip, dabar šiek tiek keičiasi tą nuomonę, galėsim prieiti prie priežasčių, kodėl, bet čia yra pagrindinė pamoka bent jau man, kad tai yra ciklinė rinka. Ir lygiai tas pats, aš kripto nuo 2013 metų, tai aš tos tokius didelius boom-bust ciklus esu matęs 3 kartus. Po antro 2018 metais aš tikrai buvau išsigandęs ir aš galvojau, kad čia yra pabaiga. Bet dabar tai yra labai priklausomai nuo palūkanų normų. Tai yra priklauso nuo... Tu matai koreliaciją? 100%. Okay. 100%. Kuo daugiau yra nemokamų pinigų rinkoje, tuo daugiau yra tuo kripto populiarėja, tuo kripto yra įdomiau, tuo daugiau yra laisvo kapitalo su juo spekuliuoti. Tai, bet čia apskritai tokia, sakyčiau, pamoka entrepreneriam, verslininkam, jauniem ypač, kad jeigu tu pasirinkai rinką ir tu nori kažką didelio padaryti gyvenime, nori išugdyti labai didelį verslą, tu turi būti jo specialistas ir tu negali šokinėti nuo mados link mados. Arba tu turi labai anksti įeiti, arba turi įeiti tada, kada nieks netiki ir tada taip, sukti ruletę. Nes tu nežinai, kokia ateitis. Aš irgi nežinau, kokia yra kripto ateitis. Aš tikiu, aš turiu savo hipotezę, ar jinai pasitvirtins, aš nežinau, bet aš žinau tai, kad jeigu aš iššoksiu iš to traukinio, taip kaip padarė žmonės 2013 metais, taip kaip padarė žmonės 2018 metais, taip kaip padarė netgi per COVID, kai kripto nukrito bitkoinas nukrito iki 3400 ir žmonės viską išpardavė ir sako, čia yra skemas. Ir paskui bitkoinas kilo iki 69 000. Tai yra ciklinė rinka. Ant kelinto, kaip tu pavadinai, boom-busto, tu supratai, kad taip veikia ir uždirba jau? 2018 aš taip, priėmiau sprendimą. Aš labai išsigandau. Aš galvoju, iš tikrųjų, čia yra pabaiga. Ir žinai, tu netgi jeigu turi, čia ir yra klausimas, ant kiek stiprus yra tavo charakteris ir kiek stiprus tavo tikėjimas. Ir jeigu savo tu tikėjimą segi prie kainos, tu neturi tikėjimo. Nes kaina yra pakankamai efficient vadinama. Yra tokia, kaip rinka mato ją tuo metu.
Bet jeigu jinai krenta, tu visą laiką blogai suprekiausi, tu visą laiką blogai sudalyvausi. Nes jeigu yra nukritusi kaina, tu galvoji, kad viskas baigėsi, tu pradėsi pardavinėti. Jeigu kaina kyla, tu galvoji, kad jinai visą laiką kils ir tu nepardavinėsi. Tai tavo įsitikinimas turi būti paremtas technologija, turi paremtas būti fundamentaliais dalykais, kurie iš tikrųjų vyksta rinkoje. Ir fundamentalus dalykas, kuris dabar rinkoje vyksta, yra tai, kad žmonės krenta jų pasitikėjimas bankais. Iš to ir buvo sukurtas bitkoinas. Ką aš išgirdau, žinai, bandau tapėl summarize, ką pasakėjai. Galvojant apie kažkurį tai, galvoju, kaip čia pavadinti, nei žetonų nepavadinsi, nei pinigų, nei apie kokį tai projektą, kuris ant kripto pastatytas, tai pirmiausiai turi suprasti, kokia technologija yra ir pritaikomumas, ar jis veiks ar ne. Žiūrėti į komandą turi, į žmonės, turi į technologijas žiūrėti, turi prisimti atsakomybę ir suprasti, kad tai yra ypatingai aukšto rizikingumo spekulacija. Na, aišku, čia tokia labai sudėtinga būda, tu siūlai, žinai, turi atsiversti, gilintis į komandą, skaityti apie ką projektą. Devil is in the details. Jo, tai jeigu tu nori nusipirkti, kad auktų tiesiog, žinai, man. Taip. Čia yra žmogaus natūroje, yra numeris vienas troškimas, pas vienus užslėptas, pas kitus ryškesnis. Vieni supranta tą, kiti nesupranta, bet visi jį turi, nieko nedaryti ir uždirbti pinigų. Kaip tą padaryti kuo greičiau, bet nėra čia, nėra formulės. Yra iš esmės, mano viena iš tokių didžiausių galbūt pamokų, rizika yra susituokusi su pelnu. Ir nėra kitaip. Kuo didesnė rizika, tuo didesnis potencialus pelnas. Kuo mažesnė rizika, tuo mažesnis potencialus pelnas. Ok, aš galvoju, tu jau tave galima laikyti ne kripto verslininkų realiai. Kripto žmogus tiesi. Taip. Ir kripto šiandien, tas požiūris po truputėlį vis keičiasi, bet dar ne taip seniai kripto verslininkai, jie buvo laikomi tokie, nerimti verslininkai. Aha. Ar tau tai pačiam yra kenkia, tu jutai, kad tarkim į tave nerimtai žiūri, nes tu nematai kažką ten su kripto? Labai. Tai yra tas momentas. Yra, žinai, bet diletantų ir apsimetėlių kiekvienoje rinkoje yra. Ir kažkaip būna, iš tikrųjų, tai netgi buvo vienas tokių faktorių, ar aš noriu būti asocijuojamas su tuo, bet tada tu prisėmė atsakomybę, kad tu nori dirbti, tu nori taisyti tą imidžą, aišku, būna ir padarai klaidų, bet yra tas momentas, tikrai. Ir egzistuoja ne tik iš fundamentalių dalykų, bet egzistuoja ir iš tokių kultūrinių dalykų. Tų Lamborghinių pirkimas, brandinių drabužių apsirengimas ir panašiai. Bet kas yra įdomu, kai rinka krenta, jie kaip tarakonai, tie turistai išsilaksto. Aš juos vadinu kriptoturistais. Jie išsilaksto. Ir tada būna žymiai lengviau daryti apskritai viską, nes tau nereikia taip galvoti, ar čia yra vadinamas skemeris ar neskemeris, nes žmonės lieka inžinieriai, lieka žmonės, kurie iš tikrųjų kripto supranta, tai va tu su tokiais ir nori dirbti. Dėl to aš ir sakau, geriausias būdas, geriausias laikas, kada yra investuoti į kripto ir apskritai dalyvauti, būti žaidėjų, ne tik spekuliantų, tai yra tada, kada kainos yra žemai. Nes tada pasilieka tikri rinko žaidėjai, o ne tie, kurie ten YOLO, Lambo, Moon. O šiaip, ką nors tau davė, tu buvai Forbes žurnalas, ne? 30 iki 30. Jo. Kažkai, ne? Jo, 2 kartus ir dar buvo kripto listas. Okay. Kas nors pasikeitė? Čia toks kaip, ar tai pridėjo tavo self-brandingui kažką? Atidaro durų. Atidaro, viduje atidaro, vadinasi, yra netgi appsas, kas yra patekę į Forbes 30 under 30 ir tu kreipiesi į tos žmonės ir ten, pavyzdžiui, jeigu neklystu, Revoluto founderis yra ten, toks ir yra labai įdomių veikėjų, Martin Shkreli yra, jeigu pasigūglint žmonės, labai įdomus personažas. Ir tu gali su jais susisiekti, tu gali tiesiai jiems parašyti. Okay. Tai čia yra vidinis dalykas, išorinis dalykas, tai yra vis tiek brandas. Žmonės tą supranta. Aš atsimenu, kai buvom tam apdovanojimų ceremonijoje ir Forbes CEO pasakė, sako, noriu pasakyti tik tiek, kad, sako, patekti į Harvardą yra lengviau negu patekti į Forbes 30 under 30. Tai tas padeda, tokiam brandui duoda. Bet galbūt sakyčiau, kas labiau netgi padėjo toliau testinumui tokiam ir žinomumui ir kvietimui į renginius, būtent kalbėti ir networkingui, tai yra TEDx'as. Nes ypač būtent TEDx'e tu kalbė apie kripto
Tai aš bent jau kalbėjau apie kripto, tai žmonės kažkaip priema tai, kad tu esi, kad tu supranti tą rinką. Nu, tava, užsiminėjai apie Gary Vee ir šiaip, tu nemažai susiduri su interneto, YouTube celebričiais. Kaip tai vyksta? Tu juos pažįsti, ar tu tiesiog drąsiai bandai susipažinti? Koks yra modelis teisingas? Ne, tai tu niekada nebūna taip, kad tu pažįsti nesusipažinęs. Tai tu dalyvauji, aš nemažai keliauju. Žiemą Dubajus tikrai yra traukos taškas žinomiem žmonėm. Ir aš jeigu pamatau, ir aš dalyvauju dažniausiai renginiuose, dažniausiai tai būna kviestiniai renginiai, nes jeigu tu sutinki kažkur gatvėje, tai tas žmogus, tai jis turi tokią tam tikrą šydą, ir jisai nenori bendrauti su žmonėmis, kurie yra tiesiog iš gatvės, ar ne, tipo jam galvoja, kad jis nežino, kokios tavo gali būti intencijos ar panašiai, jis galbūt tiesiog eilinį dieną jo, ir jis nenori trukdyti tos dienos ritmų. Bet kai tai yra kažkoks renginys, kuriame yra kviestiniai svečiai arba bilietas yra labai brangus, tai tada yra visai kitas. Ir tada tu prieini prie žmogaus ir tu stengiasi nebūti super fanu. Žinai, visas ištirpti, žinai, ir tipo, koks tu žvaigždė, ar galima čia nusifotografuoti, bendrauju kaip su paprastu žmogum, tada dažnai papasakoju, ką tu veiki ir jeigu jam bus įdomu, tai bus įdomu. Dažnai nėra kažkokios, manau, paslapties, kad tu mokėsi prieiti ir kažkokius magiškus žodžius pasakyti ir tada su tavim kontaktais apsikeis super žvaigždė. Tu turi kažką sugebėti pasiūlyti, tu turi pats būti įdomus. Tai, žinai, kripto yra įdomi vieta. Tai jeigu tu, žinai, ateisi ir pasakysi ten, tu, kaip pavyzdys, žinai, čia atgal ping-pongo kamuoliukas, pasakysi, aš grūdais prekiauju. Aš nežinau, ar Gary Vee bus ten labai įdomu, ar Conorui McGregorui bus labai įdomu, ar Pavel Durovui bus labai įdomu. Bet kai apie kripto kalbė, ausis žmonių pasidaro stačius. Ir vėlgi, čia patarimas gal patiem jauniausiam verslininkam, jie dažnai ateina, aš gaunu tokių žinučių, kur sveikas, duok patarimą, sveikas, padėk. Bet tu turi suprasti, kad, tai aš kaip aš, bet ten koks Gary Vee, jis gauna 100 000 žinučių per mėnesį tokių. Tai tu turi pagalvoti, ką tu gali pasiūlyti. Ir laikas nėra pasiūlymas. Žinai, dar vienas būna toksai tipinis išsireiškimas, tai aš tau dirbsiu nemokamai. Ir, žinai, daugeliu žmonių tavo darbas nemokamai kainuos daugiau negu darbas, kuris yra apmokamas. Nes tu turėsi rūpintis tuo žmogum. Dažnai sako, aš tau kavą visą laiką atnešiu. Pigiau yra užsisakyti pačiam kavos, negu turėti kažką, su kuriuo, ta prasme, mokinį šalia savęs. Tai tiesiog, aš manau, tu turi pakelti savo vertę, kažką padaryti pats ir tada tos durys pačios atsidaro. Nėra čia stebuklingo rakto. Žodžiu, jeigu rašot Justui ir neužtenka sakyti, kad jūs dirbs nemokai, jūs turite sakyti, jūs susimokėsiu tau ir susimokėsiu dar už tai. Kas laukia kripto rinkos? Dabar reikėtų išsitraukti, žinai, tą rutulį patrinti. Niekas nežino, bet kas sako, kad žino, tai yra šarlatanas. Kokie jausmai? Jausmai priklauso, ar tu esi optimistas ar pesimistas. Žodžiai yra žodžiai, bet tipo, ką tu darai? Ar tu balsuoji savo pinigais? Tai aš savo pinigais balsuoju už šitą rinką. Aš esu skin in the game vadinamas. Tai yra, aš rizikuoju savo kailiu, kad šitą rinką kils. Man patinka laidos, kuriuose valgyt galima. Tokias nuo šiol ir filmuokim. Gerai? Gerai. Valgyk, kad jau atėjai valgyk. Ką tu, aš tai žinai, aš tai kasdien valgau. Tau nenusibodo dar? Niekada. Kai nusibosta, tai kažką naujo pradedam auginti. Mes dabar eksperimentuojam, auginame baklažanus, agurkus. Bet sunkiausia rinka yra salotų rinka. Labai daug konkurencijos yra, tai yra labai daug startupų, kurie čia dabar vertikalus ūkius stato, augint salotas, tai labai daug konkurencijos yra. Tai neauginkit salotų. Per vėlai mes buvom jau investavę į įrangą specializuotą, tai dabar paprasčiausiai mums reikia atsirinkinėti rūšis salotų, kurios, tarkim, yra paklausios, kuriuose mes galim rasti, žinai, nišas. Bet jo, su visko kitum tai yra, mes išparduodam, nesugebam, žinai, šitas braškės, avietės, kur čia yra, ir aš net nežinau, kaip lietuviškai yra blackberries, kaip lietuviškai. Gervuogės?
Gervuogės, jo, tai gervuogės, pavyzdžiui, bet šitus mes dar komerciškai nepardavinėjom, bet jo, bandysim dabar labai daug komercializavimo į avietės ir gervuogės, dėl to, kad yra irgi didelės rinkos, viskas importuojama. Ir mūsų tiesiog tokia vizija yra, kad, tiesiog, kad sustotų tas importavimas šviežių daržovių, nes yra, mano nuomonė, žinai, yra beprotybė skraidinti lėktuvuose uogas, realiai bet kokį ten iš esmės šviežų produktą. Aš dabar irgi dirbu prie naujo produkto susijęs su žuvininkystė. Dabar dirbam prie ekologiškų lašišų ūkių, kurios irgi yra auginamas uždaruose patalpose, nes visa lašiša čia yra skraidinama lėktuvuose iš Norvegijos. Tai Emiratai ir visos šitos arabų šalis, ypač po COVID-o, yra politiniam lygmenį, maisto saugumas yra labai svarbu. Nes per COVID-ą, pavyzdžiui, kai buvo labai daug lėktuvų atšauktų, labai daug oro uostų buvo uždarytų, pas jos buvo tikra krizė, galima sakyti, maisto srity. Emiratų avialinijos, čia daug kas nebuvo labai skelbama, pavyzdžiui, žiniasklaidoje, bet Emiratų avialinijos, kurios buvo sustabdžiusios skrydžius per COVID-ą, didelė dalis tų lėktuvų buvo tiesiog siunčiami į užsienį vežti maistą į šalį. Tai pavyzdžiui, buvo tiesiog milžiniški lėktuvai siunčiami į Baltarusiją, žinai, vežti karves, žinai, pavyzdžiui, ten tiesiog grinai, tiesiog maistas buvo skraidinama, žinai, dėl to, kad paprasčiausiai krizė buvo, žinai, uostai užsidarė ir buvo logistinės, žinai, katastrofos per COVID-ą. Ir šitos šalis yra, ypač Emiratai, beveik visiškai yra priklausomi tam tikrose maisto kategorijose ant importų. Tai pavyzdžiui, mūsų toks projektas, tai mes negaunam iš tikrųjų tiek daug subsidijų kažkokių arba ten finansinės pagalbos iš valstybės, bet gaunam labai stiprią, žinai, politinę pagalbą. O politinė pagalba tai ką reiškia? Politinė pagalba, tai galima sakyti, kad, kaip mes esame įtraukiami į diskusijas, kaip, pavyzdžiui, įstatymai, būtų galima, kaip padaryti sklandesnius įstatymus arba reglamentus, tarkim, dėl importo tam tikrų reikmenų, nes, pavyzdžiui, trąšos, tam tikras trąšas mes turime skraidinti šalį. Mes ką irgi darome, mes natūraliai žiedus apvaisinam, kaip lietuvių kalboje pollination, ne? Mes turime importuoti bitės kamanės, kad jos skraidytų po šiltami ir kad jos galėtų, žinai, apvaisinti kiekvieną gėlę, ne? Ir iš tos gėlės tada jinai tampa tas vaisius. Pavyzdžiui, tokius produktus mes turime irgi importuoti, bet jie yra, iki šiol jie buvo irgi labai reglamentuojami, limituojami, tai irgi yra tokia politinė pagalba, kaip padaryti, kad būtų galima lengviau pritraukti privatų kapitalą, antreprenorius, verslo vystytojus, investuoti į technologijas, į gamybą maisto dykumoje ir sausose kraštuose. Robertai, jūsgi sakėt, jūs vežatės bitės. Taip. Čia yra bičių išnaudojimas. Ne? Jo, bitės mūsų sunkiausiai darbuotojai, sunkiausiai dirbantis darbuotojai. Ir be algos. Ir, žinai, gauna gražią aplinką, kaip sakant, didelės sąlygas darbui, bet jo. Žiūrėk, ir kai tu sakai mes, mūsų, kas tie yra mes? Kas yra steigėjai, akcininkai viso šito projekto? Mes esam 3 steigėjai. Aš, mano partneris Sky, kuris amerikietis yra, jis direktorius yra. Ir turime 3 irgi steigėją, kuris vietinis yra Arabas Emiratis. Mes 3 steigėjai. Aš buvau idėjos pradininkas, tai aš, kai baigiau Stanfordo universitetą Amerikoje 2014 metais, persikėliau čia. Aš prieš tai Olandijoje, aš gavau į visą šitą idėją statyti šiltnamius, gavau iš vieno Olando, nes jisai pats prekiauja, importuoja ir eksportuoja labai daug vaisių, bet jisai buvo pasakęs, kad, Robertai, yra technologijos, šiltnamių, kurios yra statomos Amerikoje, kitur pasaulyje, bet šitas viskas ateis į arabų šalis, nes arabų šalis importuoja viską ir yra technologijos, kurios galėtų auginti maistą sausose kraštuose. Čia gera yra verslo galimybė.
Tai aš pabaigęs studijas, aš labai norėjau kažkokį apčiuopiamą projektą pats pradėti, tai įsikėliau į Olandiją, kelis mėnesius aš mokinausi apie technologiją, susitikinėjau su ūkininkais, pavyzdinius projektus aplankiau, tada persikėliau į Emiratus. Kelis metus aš tyrinėjau rinką, susitikinėjau su prekybos tinklų ten prekybininkais, suprasti, kaip ir kokiom kainom ir iš kur yra dabar esami produktai dabar vežami. Ir aš pradėjau statyti tą verslo planą. Finansiniai modeliai, pasiskaičiavimai. Ir tada, tik tai kai aš radau savo partnerį, amerikietį Sky, ir mes visi esam baigę Stanfordą, bet Sky jisai, gyvendamas čia Dubajuje, buvo vadovas kitos įmonės, bet jisai turėjo tą investicinę visą, jisai iš investicinio pasaulio atėjo. Jisai daug metų dirbo Wall Street'e, New York'e, San Francisque kaip profesionalus institucinis investuotojas. Tai aš, kai pristačiau savo verslo planą, jisai iš karto turėjo konkrečių idėjų, kaip tai galima sulipdyti, kad būtų galima parduoti investuotojui ir pritraukti investicijas. Ir jo ta idėja buvo, kad pritraukim minimaliai investicijų pradžiai pastatyti pilotinį projektą. Ir šitas visas ir buvo pilotinis projektas. Šitas šiltnamis yra pirmas jūsų šiltnamis. Jo, jisai kainavo ten apie $5 milijonus pastatyti iš viso. Aš įtikinau jį, kad prisijungti pilnai kaip co-founderis, kaip steigėjas, ir pradėkim šitą projektą kartu. Čia buvo 2017 metais. Jo, ir tada mes irgi per Stanfordo, aš buvau per bendrus pažįstamus radęs mūsų arabą vietinį ir jo šeima nusipirko žemę, mums išnuomavo šitą žemės sklypą, maždaug 3,5 hektarų iš viso, ir mums davė tą tokį pradinį kapitalą, kad būtų galima konkrečiai užbaigti tą visą jau detalius techninius projektus, statybom ir panašiai. Tada mes 2018 metais pritraukėm investicijų dėl pačių statybų, tie 5 milijonai. Gavom kažkiek tai truputį pagalbos ir iš Emiratų valstybinio fondo, tokia kaip paskola, galima sakyti, startupam. Ir tada pastatėm šitą projektą. 2018 metų spalio mėnesį buvo pirmi skinimai, pirmas derlius pomidorų. Ir tada mes 2020 metų pavasarį, apie 1,5 metų vėliau, pritraukėm tada sekantį investicinį etapą, tą vadinamą Series A etapą, kuris tada mums padėjo tada statyti sekantį projektą, kurio nepamatysim, bet jisai 5 hektarų šiltnamis Alain, tą miestelėje. Tai tada pastatėm 5 hektarų šiltnamį, tada pritraukėm dar papildomų investicijų šitą konvertuojamą obligaciją, mes buvom išleidę. Ir dabar, ir tai po to mes pastatėm dar Saudo Arabijoje 6 hektarų šiltnamį ir užpraeitais metais mes nusipirkom konkurentą savo. Buvo kita įmonė vokiečių, kurie jungtiniai veikloje su arabų viena kompanija čia pastatė 11 hektarų šiltnamį, bet jie pasirinko blogas sistemas dėl vėsinimo, kurios nebuvo adekvačios jiems ištisus metus auginti. Tai tas projektas žlugo, jie patys po kurio laiko pamatė, kad jie tiesiog nesugeba, jie padarė klaidas ir jie mums pardavė tą visą šiltnamį. Mums reikėjo, aišku, įdėti papildomų investicijų, įdiegti savo klimato valdymo sistemą. Ir dabar jau šį mėnesį pradėjom skinti naują derlių iš to 11 hektarų šiltnamio. Tai mes realiai, šių metų 3. ketvirtį planuojam jau tapti pelningi, turėti tą pelningą EBITDA. Nes iki šiol tiesiog per mažai tų šiltnamių esam pastatę, kad būtų galima pasidengti visus administracinius ir vadybinius, kaštus. Nes mūsų įmonėje mes turime pilną komandą Dubajuje, tai mes ne tik tai turim ūkininkus, kurie čia dirba, bet mes turim 60 žmonių Dubajuje, kurie užsiima pardavimais, marketingu, bet irgi turime inžinierių, kurie užsiima statybom. Jie visą tą dizainą, projekto valdymą, tą visą plėtrą. Turime didelę komandą irgi strategų ir verslo vystytojų, nes mūsų dabar vizija yra labai stipriai plėstis. Dabar mes Saudo Arabijoje norime statyti su partneriais, ruošiame statyti Kuveite, Singapūre esam pasirašę nuomos sutartį su Singapūro valdžia saloj. Tai mūsų tas know-how apie klimato valdymą
yra labai naudingas, ypač va, tose sausose kraštuose, arba visur realiai 1000 mylių arba 3000 kilometrų nuo ekvatoriaus. Nes visur, kur yra realiai šalis arti ekvatoriaus, jos pagrindė turi importuoti pomidorus ir kitus vaisius. Tai mes tokią viziją turim. Kad suprastumėm, kokio dydžio įmonė šiandien tai yra. Kiek apyvartos daro, kiek žmonių? Iš viso dabar kažkur apie, mes pastoviai kas savaitę labai daug samdom, tai dabar kažkur arčiau 450 žmonių. O palauk, dabar yra 23 metai, kiek praėjusiais metais pajamų padarė šitą įmonę? Kažkur apie praeitais metais apie 16 milijonų. 16 milijonų. Ok. Ir kokiu tempu planuojat augti? Šiais metais planuojam 3-5, kažkur dvigubai daugiau. Dėl to, kad tas 11 hektarų šiltamis dabar, kur minėjau, pradėjo tą visą gamybą, tai vien iš šito bus labai daug papildomos apyvartos šiais metais. Vakar žiūriu savo YouTube'ą, Dubajui, ir žinai, ką pamačiau? Tuo aš tau parodysiu. Va. Jo, man čia dabar visi siunčia šitus. Aha, žiūrovas nematomės, gal įdėsim skryną. Čia Robertas sėdi su, nežinau, daktaro kostiumu ir... Ką tu čia darai, jo? Reikėjo įsiklausyti reklamą. Aš aišku, iki galo nesupratau jo, bet čia kažkas su krapštukai susiję. Jo, aš pardavinėjau išmano ausų krapštuką. Čia tavo projektas, ar tu tiesiog... Ne, aš tokiem draugam čia buvau padėjęs įrašyti. Jie tokį kaip e-komercijos turi projektą, tai... Jo. Galvoju, truputėlį tavo istorija, žinai, kaip tu atsiradai Dubajui šis. Kaip aš atsiradau Dubajui? Istorija... Kaunietis. Aš esu kaunietis. Iš Kauno įsikraušiau 2004. Jo, iš Kauno įsikraušiau 2004 ir išvažiavau į populiarią Angliją. Gyvenau truputėlį už Londono, miestelį High Wycombe, nes mano vienas iš artimiausių draugų ten gyveno, tai kažkaip su keliais draugais išvažiavom laimės ieškoti. Pradėjau dirbti vienam kokteilių bare. Ten gal 1,5 metų, gal 2 metus ten padirbau. Bet jau mokėjai, turėjai patirties kaip barmenas? Aš barmenų dar Lietuvoje pradėjau dirbti. Aš labai jaunas pradėjau dirbti. Man buvo gal 16. Mano pirmas darbas buvo Kauno 3 restorane, 3 mergelės. Sena tokia užeiga. Paskui po to pradėjau dirbti Danielui, kai man buvo 18. Irgi Laisvės alėjoje centre buvo viešbutis. Gan geras baras buvo. Tam tikra patirtis, aišku, buvau dar labai jaunas. Ir tuo pačiu metu dar pradėjau dirbti senajame žymiajame Exite. Tai naktim savaitgaliais dirbdavau Exite, vidury savaitės dirbdavau Danielui ir tuo pačiu metu dar neakivaizdiniam studijavau kulinarijos mokslus, galima taip sakyti, nes aš pagal specialybę esu šefas. Tai baigiau maisto pramonės mokyklą ir paskui baigiau kolegiją, Chef Technologist. Tai mano mama, kadangi yra šefė, tai aš turbūt į tą pusę ir patraukiau. Kažkaip tai. Nu ir ką, persikrauščiau aš į Angliją, tada mane pervedė į Londoną. Londone dar 3 metus gerus dirbau TGI Fridays, Covent Garden. Tada perėjau į žinomą, tais laikais tada buvo žinomas geras kokteilių baras, vadinasi, kaip jis vadinasi? Net užmiršau, Hendon Street'e. Hendon Street'e šalia Ice baro buvo labai kokybiška gera vieta, kaip sakoma, patiko, bet tuo pačiu metu aš išsiunčiau CV į Gumtree per tam tikrai poziciją ir aš galvojau, kad ten darbas iš tikro Anglijoje, pasirodo, ten darbas buvo užsienį. Ir man atrašė iš vieno labai prabangaus restorano Dubajui. Tai aš kaip ir gavau tą darbą, susikroviau tašes ir išvažiavau laimės ieškoti vėl. Tiesą sakant, Londonas jau buvau pavargęs aš nuo jo. Bet gerai sekėsi Londone. Gerai sekėsi Londone, bet nemačiau aš
tai nebuvo mano miestas, kuriam aš norėjau ir degiau pasilikti. Aha. Tai va, atvažiavęs į Dubajų pradėjau dirbti japoniškam restorane Oku. Aš buvau ten barmenedžeris, buvau atsakingas už kokteilių kūrimą, už meniu. Toj kompanijoje prabuvau gal 3 metus, po tos kompanijos perėjau vėl į naują projektą, kuris vadinosi Atelier M. Buvo didžiulis restoranas, 3 aukštų, tai mes ten turėjom restoraną, lounge'ą ir rooftopą. Aš pradėjau toje vietoje kaip barmenedžeris, paskui pasidariau generaliniu direktoriumi tos vietos. Po 3,5 metų gavau pasiūlymą dirbti naktiniam klube, kuris vadinosi Lucky Voice. Tai buvo labai įdomus miksas. Tai buvo 1000 kvadratinių metrų klubas ir mes turėjom 11 privačių karaoke kambarių ir turėjom didžiulį stage'ą, darydavom koncertus. Buvo pavykęs konceptas, bet vėl 3,5 metų jau Tomui pradėjo neštėti, reikia kažką toliau daryti. Tai tuo metu atsidarėm savo kompaniją su mano verslo partneriu. Mūsų kompanija vadinasi Baltic Trading. Baltic Trading. Taip, Baltic Trading. Taip galvojam kažkaip vis tiek, jeigu esam lietuviai šitoj šalyje, tai mūsų pavadinimas turėtų irgi kažkom tai atspindėti tą... Kaip reaguoja žmonės, kai išgirsta Dubajų pavadinimą Baltic Trading? Nelabai supranta. Didžioji dalis, sakykime, buvo gan juokinga, kai nuėjom registruoti kompaniją. Tas arabas žmogus to institucijoje klausė, ką reiškia Baltic. Mes tada turėjom parodyti, kad čia yra tokia jūra, kad ten taip toliau, jis tada palinksėjo. O, Habibi, good. ir va taip, ir buvo tai tokia gan įdomi istorija. Ir žodžiu, atsidarėm savo kompaniją. Čia buvo 2019 rugsėjais kažkur tai. Tai kaip ir minėjau prieš tai, kad mes turim kelias ledų parduotuvės, kurios vadinasi Jogugu, tai kuriam dabar puikiai sekasi. Bet mūsų pirmas projektas, tai buvo tas Jogugu shopas, būtent šičia JBR. Tai kaip ir pirmas savas biznis, pirmi suinvestuoti pinigai. Labai gerai pradėjo sektis, pirmus 3 mėnesius jau buvom patenkinti, galvojom, viskas bus gerai ir aišku pasibeldė į duris korona. Gerus 1,5 metų teko gerai stipriai paprakaituoti, kad šitą visą dalyką išlaikyti, nes buvo gan sudėtinga. Kaip čia tas viskas gerai bus? Girdės. Tai vat, kaip matėte, dabar jau mes bandom pereiti į tą naktinį režimą. Tai jau visos šviesos yra sujungtos, lauksim pirmųjų klientų. Čia dabar 8 valanda. Jo, 8 vakaro, bet pas mūsų, kadangi tai yra labai vėlyvas baras, tai pas mūsų nieko neprasidės anksčiau negu 10-11 vakaro. Kai barą atsidarinėjai, reikia kažkokių leidimų specifinių čia Dubajui? Taip, tai ta prasme, vienas iš pagrindinių tokių leidimų tai yra alkoholio licenzija. Dabar alkoholio licenzija šitą miestę nėra lengva gauti. Dabar alkoholio licenzija yra duodama viešbučiam ir viešbučiai dažniausiai išduoda savo tą pačią alkoholio licenciją tam tikriem baram. Dabar tu negali atsidaryti baro bet kuriam pastate ir ant jog, pavyzdžiui, kaip ir Lietuvoje, paimti pastatą ir padaryti kavinę ir gauti alkoholio licencijos. Šičia taip nevyksta. Valstybė yra nusprendžia, kuriuose vietose alkoholis gali būti pardavinėjimas. Tai, sakykime, blabla istorija yra gan unikali, nes mūsų alkoholio licencija nėra prijungta prie viešbučio, kadangi mūsų grupės investoriai yra gan įtakingi ir stiprus žmonės, mes sugebėjome gauti tą licenciją būtent ant blabla viso komplekso. Tai mes traktuojamės vos ne kaip viešbutis be kambarių. Okay. Bet dažniausia mažesnės kompanijos, kurios yra įsikūrusios viešbučiuose, jie visą laiką, tu ateini pas viešbutį, nori nuomoti savo patalpas, tada tu gauni tą licenciją iš jų. Ir tu dar dažniausiai moki viešbučiui nuo 10 iki 15%, galima taip sakyti, atkatą nuo užpirkto alkoholio sumos. Okay. Tai va, o kokios kitos licenzijos? Pirmas dalykas, jeigu nori daryti biznį šitą miestą, turi išsimti trade license. Tai trade license, norint išsimti, norit padaryti restoraną, reikia atsidaryti restaurant management arba facilities management licenciją.
mokestis yra metinis, prie viso to yra dar keletas dokumentų, už kuriuos tu turi mokėti kiekvienos metus. Plius sekantis dabar dalykas yra, jeigu tu jau gavai savo trade license, tada automatiškai eina banko sąskaita, kurią irgi nėra visada lengva atsidaryti, nes bankai dabar labai žiūri į žmonės, kurie atsidarinėja tas banko sąskaitas. Reputacija žmogaus. Reputacija žmogaus. Sakykime, mūsų draugai iš Rusijos turi labai daug problemų atsidaryti sąskaitas, nes jų dabar yra labai daug ir Dubajaus valstybė nelabai daug atidarinėja tokių sąskaitų. Dabar trečias toks reikalingas dalykas yra vizos, darbuotojų vizos. Tai sakykime, man norint pasamdyti vieną darbuotoją į mano kompaniją, tai kainuoja apie 1300 eurų. Čia be lėktuvo bilietų, jeigu, sakykime, aš noriu kažką atsivežti iš kitos šalies, sakykime, iš Lietuvos ar iš Čekijos ar iš Anglijos, tai aš automatiškai mokėsiu lėktuvo bilietus, kad tos darbuotojus iš čia atsivežti. Tada aš turėsiu tvarkyti jų vizą ir prie viso to jiem padaryti sveikatos draudimą ir užtikrinti, kad viskas gerai. 7 žmonės netoli 10 000 eurų vien tik tai. Nu, vien tik tai, bet realiai mūsų kompanijoje dabar mes turim 14 žmonių dirbančių, nes yra 7 dirba su ledų bizniu. Tai vat, yra jau 14 kaip ir nedaug. Iš mano patirties, kai aš vadovaudavau dideliem restoranams, sakykime, tokiem kaip atelierėm, aš turėdavau 70-80 darbuotojų. Bet aišku, kai tu turi 70-80 darbuotojų, tu turi jau visai kitokį setupą. Tu turi HR managerį, tu turi 2 finansistus, tu turi bar managerį, tu turi restaurant managerį, taip toliau. Mūsų biznis Baltic Trading yra gan mažesnis, kas buvo iš tikrųjų gan įdomi pamoka man pačiam, nes aš buvau pripratęs managint didelį biznį. O štai Tomas atsidarom Baltic Trading, turim pirmą, sakykime, parduotuvę savo, kurioje dirba 3 darbuotojai. Paskui, aišku, mes atsidarėm sekančią, buvo dar 3, tada dar baras. Bet gaunasi, kad aš negaliu dar pasisamdyti daug darbuotojų, kurie tvarkytų popierizmą. Tai visas tas popierizmas dažniausiai krenta ant pačio. Tai reikia išmokti pačiam, kaip tvarkyti sveikatos draudimus darbuotojams, vizas daryti. Nu, tokius dalykus išmokti gerai šitą miestą, nes tai yra gan komplikuota kartais. Tai šiaip įmonė ir verslą pasileisti nėra labai paprasta Dubajoje, ne? Nei labai paprasta, nei labai sudėtinga. Svarbiausia, kad jeigu tu žinai, ką tu darysi, tai aš sakyčiau, kad nėra labai sudėtinga. Pirmas dalykas, atvažiuoji, tada turi pasidaryti savo rezidencinę vizą kažkokią tai. O kaip dabar gauti tą rezidencinę vizą? Tai arba tu atsidarai kompaniją, arba tu nusiperki kažkokią tai nekilnojamą turtą, sakykime, butą, tada gali claiminti tą vadinamą Emirates ID. Ir su jie tu jau gali atsidarinėti kompaniją. Ok. Kokių turi planų? Pirmas planas išlaikyti ir tobulinti. Ką bare dar gali patobulinti, žinai? Susirinka 1000 žmonių, suprekiauja, nežinau, ten. Nu, ką gali, ta prasme, kiek bare galima patobulinti, galima naują kokteilių meniu padaryti, galima naujų renginių padaryti, galima naujų koncertų padaryti. Ta prasme, čia yra restoranų verslas yra pastoviai gyvas, pastoviai burbuliuojantis. Jeigu tu to, kaip sakoma, puodo nemaišai, niekas nevyksta. O arabai ateina čia ar ne? Ateina. Ateina? Taip. Tik jiems draudžiama yra su priedo, ne, vaikščioti. Vėl čia priklauso, jeigu tavo trade license sako naktinis klubas, tai reiškia, tu negali turėti laukalų su vietiniais drabužiais. Bet mūsų trade license nėra naktinis klubas. Mes esam daugiau baras su gyva muzika ir taip toliau. Tai į blablą vietiniai su local drabužiais gali įeiti. Ateina, ne? Ateina, bet mažai jų labai. Valstybė nenori matyti jų vietinių žmonių apsirengusių baltai naktiniam klube, kur yra geriamas alkoholis. Jie negali stovėti, jeigu jie, sakykime, ateitų į blablą, jie negali stovėti prie baro. Jie turi sėdėti prie staliuko. Čia yra iš tikro DTCM nerašyta taisyklė. Norėjau pasakyti, rašyta taisyklė DTCM. Okay. Kad laukalai, jie negali tokioje vietoje stovėti prie baro su alum ir su savo. Ne, negražu. Vienas faktas toks trumpas, tu šiaip nemažai kalbėjai, ne, spaudoj mačiau, interviu davėjai apie savo titulą. Ai, mano titulas, kaip ir minėjau, jau ten buvo apkalbėta, čia buvo prieš 10 metų. Aš laimėjau keletą tokių, kaip sakoma. Koks ryškiausias titulas yra, kurį gavai? Tai buvo, laimėjau World Class UAE, tai World Class UAE buvo
2010-ais. Pasaulinis barmenų čempionatas. Jo, pasaulinis barmenų čempionatas ir aš ten gan neblogai pasirodžiau, 7 išėjau tais metais, tai kaip buvo labai gera patirtis Graikijoje, daug ko išmokau, bet tai man padėjo, kaip sakoma, startuoti savo tą visą karjerą į managementą, būti barų direktorium, paskui restorano direktorium. Aš, kaip sakoma, gavau truputėlį geresnį pagreitį kilti karjeros laiptą. Ką duoda? Nu, turi tą titulą ir ką? Darbdavys kitai priima, jie nori, kad čempionato dalyvis dirbtų pas mane daugiau moka. Žiūrėkit, ta prasme, niekas daugiau čempionato dalyviam nemoka, bet kaip ir kiekvienoj profesinėje erdvėje yra žmonės aplinkui, kurie sukasi, tai yra vis dėlto pažintis, tai yra matomumas kažkoks, tai šitą miestę būnant tiek metų, kai tu, sakykime, laimi kažkokius čempionatus, tu vis tiek malėsi miestę, tu susipažįsti su daugiau žmonių, su viešbučių direktoriais, su restoranų direktoriais, su investoriais. Visas šitas dalykas padeda. Šitą miestę reikia būti matomu. Kai tu esi matomas, tada tau ir sekasi. Turime laido tokią, tu nematęs ne vienos mūsų laidos? Ne. Nematęs, labai gerai. Mes turim tokią tradicinę rubriką, vadinam tai blitzų. Tai nėra toksai, kad greitai atsakyti, bet pagal galimybę trumpai. Gerai. Gerai? Nu, okei. Kokią procentą tavo motyvacijos sudaro pinigai? 70%. Šiaip man pinigų asmeniniam naudojimui nereikia, bet pinigai sudaro labai didelę motyvacijos dalį, nes tai yra tavo rezultato skaičiavimas. Tai čia lygiai taip pat aš krepšinio paralelė lietuviui. Aš myliu žaisti krepšinį, bet ar tau gerai sekasi žaisti krepšinį, tai parodo rezultatą. Gal 30. Visa likusia dalis, sakyčiau, yra, aš turiu būti susidomėjęs pačiu produktu, pačia idėja. Man labai yra svarbu, kad darbas jisai būtų, kad aš galėčiau tobulėti asmeniškai, išmokti naujų įgūdžių, naujų žinių. Ir man irgi labai yra svarbu, kad būtų kažkokia misija. Kas bus sekantis tavo brangiausias pirkinys? Butas turbūt Dubajui. Sekantis tai būtų gal pagaliau nusipirkti, žinai, savo nuosavą butą. Dubai. Tikriausiai. Kiek kainuoja butas Dubai? Jeigu nori 70 kvadratinių metrų kažkokį butą nusipirkti, tai gali laisvai, žinai, išleisti, žinai, nuo 800,000 eurų, žinai, iki milijono, jeigu kažkokiam geresniam rajone. Kai tau virš 30, ar dar įmanomi stiprus mąstymo pokyčiai? Ne taip, kai tau 25, bet tu turi proaktyviai galvoti, kad tu negali būti close-minded, tu turi būti atviras naujovėms. Kada paskutinį kartą buvai arčiausiai jausmo, kad esi nenugalimas? Aš nežinau, ar aš esu turėjęs, žinai, kad nors tą kažkokį nenugaliamumo, žinai, jausmą. Aš negalėčiau pasakyti, žinai, bet arčiausiai, žinai, gal esu tik tai tose sėkmės momentuose, ne, kai esam pasiekę kažkokį etapą įgyvendinę, žinai, kad ir šitame projekte, ar tai ten pritraukia investicijų, ar tai sėkmingai paleidę kažkokį projektą. Buvo labai geras jausmas ir labai gera pamoka prieš koroną. Buvo taip džiaugiausi, kad pagaliau atsidariau savo kompaniją ir galvojau, važiuojam, verslas klesti, viskas tvarkoja, dar klubas veikia ir atėjo korona, padarė savo ir teko pasodino mane į vietą ir dabar supratau, kad gyvenime reikia būti humble. Ir dėkoti už tai, ką gauni, nes viskas gali labai greitai pasikeisti. Rytoj visko netekęs, per kiek laiko grįžtum į tą patį tašką? Turbūt negreitai, nežinau. Labai sunku, ta prasme, nuo nulio. 5 metus. Tave kaip verslininką, koks pratimas arba įprotis augina labiausiai? Sporto salė ir dviratis. Man šitas dalykas labai padeda susifokusuoti. Derybinės įvairios situacijos. Būsiu nuobodus čia ir pasakysiu skaitimas. Kada paskutinį kartą galvojai apie tai, ką darysi išėjęs į pensiją? Oi, išėjęs į pensiją daug golfo žaisiu turbūt. Wow, aš negalvoju, kad būdamas 32 metų sulauksiu tokio klausimo. Ne, tai man labai patinka verslininkai ir ką aš skaitau iš biografijų, kurie tiesiog dirba ir neina į pensiją. Nes jeigu tu išeini į pensiją, lygiai taip pat kaip ir pradinėti į sporto salę, tavo raumenys atrofuoja, tai kaip vienas žymus Lietuvos verslininkas yra pasakęs, atrofuoja ir smegenys. Kada bus sekantis kartas, kai galėsi taip drąsiai pasakyti, aš tai padariau? I did it. Aš labai tikiuosi, kad iki šių metų galo. Kas tai bus? Mums reikės tiesiog
dėl šito vat, lašišų projekto reikės pritraukti investicijų ir vat, į sekantį etapą tą projektą irgi išnešti. Supratau, nu tai ką, lauksim kvietimo į lašišų ūkį dykumoj. Gerai. Dėkui, kad skiri laiko. Ačiū. Labai ačiū. Nu, gut, buvo labai įdomu. Ačiū tau. Ačiū tau. Nu, gut, ačiū tau už skirtą laiką. Ačiū. Labai dabar einam baliavot. Nu, einam. Tai va, gerbėmieji, skambant šitai baseino muzikai ir baro muzikai, mes baigėm savo pasirodymą Dubajuje realiai. Turėjom planų, kažkas mums pavyko, kas buvo sutarta, kažkas nepavyko, bet, kaip sakant, pasiliekam gal kitam kartui įsigyveninti daugiau dalykų. Bet šiaip buvo labai turtinga, labai apkrauta darbotvarkė mūsų, bet ir labai įdomus, stiprus susitikimai. Pažiūrėsim, kas čia mums gausis iš viso to turinio, ką mes nufilmavom. Na, o jeigu jums patiko va šitą laidą, tai aš galvojau, seniai jūsų prašiau, tai jeigu jūs galvojat, kad mus verta važiuoti, kad mus verta padaryti laikas nuo laiko tokių dalykų, nors, aišku, labai imlu yra laiko, bet mes čia pasilginom tokį savaitgalį, paaukojom realiai savo savaitgalį, atvažiavom ir nufilmavom pakankamai nemažai medžiagos. Tai jeigu jums patiko, pasispauskit laiką, užsiprenumeruokit kanalą ir parašykit bent trumpą žinutę, ar verta mums tęsti šitą tradiciją, ar verta važiuoti, kur važiuoti, ką jūs galvojat, kad verta nufilmuoti. Tai žodžiu, laukiu jūsų atsiliepimų ir baigiam. Baigėsi jėgos, baigėsi ir laida. Tam kartui tiek, iki kitos laidos.